ataka, kas turėjo pabaigti. Ne, turėjome visai kitaip žaisti ir tą derinį, bet gavosi toks pavosas ir neteisingas sprendimas pačios. Man tai iki šiol Lietuva-Suomija būdavo skirtumai gerokai didesni, ar tai rodo, kad Suomijų krepšinis sustiprėjo, ar Lietuvos rinktinės žaidimas nėra pakankamai suderintas? Nu, gal ir taip, aš sakyčiau, kad gavo Vilnių trenerė, kad nevertinam priešininkų, o reikalo, nes nors atrodo, kad lygtai žaidėm susikopėm, bet matyti ne tiek, kiek reikėjo. Suomijos rinktinės tikrai gerų žaidėjų, pas juos gražiai tas kamuolys vaikščioja, prieš žaidėjas žymiai smagiau negu mes kažkaip landai. O kas labiausiai nesisekė būtent jūsų žaidime? Ko labiausiai trūko? Nu, aš galvoju, kad mes neišpildėm to, ką buvom prieš varžybą sutarę ir paskiau pasipylė teisingi sprendimai. Aišku, tai pirma prasidėjo nuo manęs ir klaidų sprendimų, kur buvo atakų, kur mes taip žaisti negalime. Paprasčiausiai nuo to šiek tiek žaidimas sugriuvo. Turim ištaisyti, pasižiūrėti, kas ten buvo ir taisytas klaidas. Žvelgiant atgal, čia šeštosios rungtynės draugiškos, ar taip galbūt buvo prasčiausias rungtynės jūsų kol kas? Aš galvoju, kad galbūt taip, nes tikrai šiandien buvo, mes gal neėjom į priekį, o žengėm žingsnį atgal. Tai dabar turim susitvarkyti viską, galvoti, žaisti būtent taip, treniruočių to režimu, prieiti labiau varžybose, žaisti tuo tokiu tempu ir tokiais normaliais sprendimais, kad žaidžiam treniruotis. Jeigu mes pavyks tai perkelti į aikštelę, viskas bus gerai, bet to reikia dar daryti. Ar treneris labai pyko po mačo, tiesiog dėstė pagrindinės problemas? Kaip ir pyko, bet tuo pačiu pykamas, čia nėra kažkokia tragedija, bet paprasčiausiai mes negalim tų žaisti, šiandien tikrai buvo prastas varžybos ir neišpildėm to, ką norėjom. Tai blogai, bet tai įsipabūt normaliai. Atrodyt, lyg užmigęs darbas, kad jis buvo labai tokios statiškos ir tikrai kamuolys nevaikščiojo. Tai ar čia emocinė ta tokia pergalė jau jautėt prieš tai, galvojot, ar tiesiog kažkaip nesusitvarkėt? Nu, aš nesakau, kad buvo paprasčiausiai kamuolys nevaikščiojo dėl to, kad blogi sprendimai. Mes nepastatėm vieni kitiems gerų užtvarų, neėmėm kamuolio į vidų. Mes paprasčiausiai žaidėm tokį paprastą krepšinį, kur jie mus privertė žaisti tokį nepatogų krepšinį ir mes tam pasidavėm. Man tai yra tokios tau pačiam, tai kad jūs praktiškai žaidėjas, kuris kaip važiuoja. Ne, nedaro man niekas įtakos, aš ta prasme, aišku, šitas varžybos buvo prastas, bet jeigu apie tai galvosiu, tai čia galima išsitėti, o šiaip man nedaro jokios įtakos. Aš jaučiu trenerių pasitikėjimą ir stengsiuosi atsidėkoti gerų žaidimų. Man tai rytoj rusai laukia, kokį įspūdį palieka jie? Nu, sunku pasakyti, aš nemačiau varžybų, dabar biškį viešbutį darysim, peržiūrėt, matysim, kaip jie žaidimas, nes iš varžybos važiavimo važiavimo. Ačiū, man. Ačiū.